Viską turim apie jūs parašyta. Labas rytas tiems, kurie tik pabudo. Čia per Lietuvos televiziją Labas rytas ir mes pasitinkame žurnalistę, baltų tautų istorijos tyrėją Jūratė Statkutė Rozalės. Labas rytas jums. Labas rytas jums ir visiems, kurie mūsų klauso. Malonu, kad atvykote čia į mūsų studiją, svečiuojatės Lietuvoje. Kokie keliai šią vasarą jūs atvedė čia? Žinot, labai netikėtai, už tai, kad Vilniaus pedagoginis universitetas iškvietė, duodamas doktoratą honoris causa. Reikėjo labai skubiai pasiruošti ir ruošiausi taip skubiai, kad vyras man pasakė, žinai, kad palauk, tu ramiau čia prieik prie to, nes tavo honoris liks be kausos. Bet laiku atvažiavome ir kas svarbiausia buvo, kad stebėtinų greičių čia Lietuvoj buvo išleista knyga su mano svarbiausiais, faktinai mano svarbiausiais įrodymais ir parodymais. Ir kas tikrai mane nepaprastai nustebino, kaip greit viskas buvo atlikta ir kaip gražiai, kaip šiltai, ir kaip teisingai viskas buvo parodyta. Būsiu atviras, ne viskas taip greit vyksta čia Lietuvoje, bet toks klausimas, ar jūsų knygos gali sukelti revoliuciją? Kaip jūs atsakytumėte šį klausimą? Tai man atrodo, kad bent jau kai kuriuose universitetuose jau yra sukėlusios. Jau čia, man atrodo, dėl to didelių abejonių nėra. Lietuvoje gal mažiau apie tai žinojo. Taip, iš tiesų, ką galėtumėte atskleisti? Jūsų knyga Europos šaknys ir mes lietuviai. Matot, kame dalykas? Vakarų Europoje yra labai daug medžiagos apie pačią seniausią baltų praeitį. Gal todėl, kad užsiliko, kad ten niekas nenaikino, gal todėl, kad užsiliko irgi, kad nelabai suprato, bet kai pradedi suprasti ir kai pradedi atrasti, tai tos medžiagos atsiranda labai daug. Ir kaip tik šiandieną po pietų galima bus apie tai pakalbėti, nes bus šitos knygos pristatymas. Lietuvos mokslo akademijoje 16 valandą gali visi ateiti ir susitikti su jumis. Aš tikiuosi, kad ateis labai daug kas, nes aš labai trumpai Lietuvoje būsiu, tai kuo daugiau žmonių bus, to man smagiau bus. Taip, savo studijose keliate hipotezę, kad 13 amžiuje Ispanijos kronikoje minimi godos, gyvenę nuo Vyslos iki Uralo, yra rengę sėkmingus karo žygius į Romą, Indiją, kitus tolimus kraštus, buvo ne germanų, o lietuvių, latvių, prūsų ir kitų baltų genčių protėviai. Kaip gimė ši hipotezė? Labai paprastai. Vieton to, kad skaičiusi, pavyzdžiui, ypatingai vokiečių pangermanizmo laikotarpio autorius, aš pastačiau kitaip klausimą. Būdama pirmoj vietoj žurnalistė, aš padariau tą patį, ką jūs padarytumėt. Būtent, pirmiausia paklausti ne tų, kurie daug vėliau pasakoja, kas ten atsitiko, o tų, kurie kaip tik toje vietoje to laiku buvo. Ir pasirodė visai skirtingi dalykai. O tie skirtingi dalykai pasirodė todėl, kad viskas buvo surašyta. Buvo labai sunku suprasti. Dalis tų užrašų buvo senovės ispanų kalba. Kita dalis viduramžių lotynų kalba, kuri net nėra klasiška lotynų kalba. Bet kaip jos paskaitai, visgi visai kitoks vaizdas atsiranda. Pirmas ir svarbiausias dalykas, kur aš galėjau parodyti, ir šitos knygoje pirmam skyriuje yra, aš nežinau, kokius 5-6 autorius, kurie visi sako tą patį. Tie žmonės buvo ne jokie gotai, jie buvo gudai, kartais jos vadinavo godais, ir tai yra Saugų Tarmėno Klaipėdos. Ir jie išėjo iš Pabaltijo. Ir yra smulkiai net aprašoma,
Aišparių situacija. Ir vietovardžiai visi yra baltiški. Ir tai yra pati pradžia, ir tai yra tokie seni laikai, tiksliai nustatyti datomis, kad galime pasakyti, kad baltai buvo pirmutinė organizuota Europos valstybė. O kaip tiksliai reikėtų vadinti mūsų protėvius? Ar baltais, ar gūdais? Baltų labai nesenas pavadinimas. Baltai yra gyvas nesusipratimas. Už tai, kad kaip atsirado mintis, kad gotai yra germanai, tai patiems kalbininkams, kurie tuo metu studijavo tas temas, pasidarė labai nepatogu, nes kiekvieną kartą, kaip užtinka Pabaltyje baltus, tai jie tada taip nesivadino, jie nenorėjo jos vadinti gotais ar gudais. Tai atsirado toks ponas Neselmanas, kuris tarp kitko labai gerų, gražių apie prūsų kalbą yra palikęs knygų, bet jis jau nebežinojo, kaip ką pavadinti. Tai nutarė, kad reikia latvius, lietuvius ir prūsus pavadinti pagal Baltijos jūros pavadinimą. Bet tas buvo 1848 metais. Ir jis kaip pavadino, jis nukirto visą mūsų praeitį. Nes jis nukirto mūsų senuosius vardus. Ir vakarų Europoje staiga pasirodė, reiškia, nauja kažkokia užgimė. Nauja grupė kalbų, baltai, be praeities. Ir, reiškia, tai dar viena tų apgavyščių, kur reikia ištaisyti. Iš tų didžiųjų apgavyščių, kurias minite čia ir šioje knygoje? Ir šioje knygoje, ir tų apgavyščių buvo nemažai. Dar keletą, bet labai trumpai. Kokios tos kitos? Kitos pavyzdžiui. Viena iš labai svarbių baltų įkurtų valstybių buvo Dakija, dabartiniai Rumunijoje. Nuo maždaug 18 šimtmečio galo, ne 19 šimtmečio, visi germanų istorikai ir kalbininkai būtinai užsisėdė, bet tiesiai net su neakademiniais sakiniais įrodinėja, kad visi prieš jos buvę istorikai klydo, sakydami, kad tie gudai, kurie vėliau užkariavo Romą, tai anksčiau buvo Dakijos karalystės įkūrėjai. O kodėl jie taip užsisėdo ant to? Už tai, kad Dakija taip seniai buvo įkurta, kad jau negalima buvo jų priskirti germanams. Kada Dakija buvo įkurta, germanų kaip po tokių dar beveik nebuvo. Apie kitas apgavystės galite tikrai paskaityti naujoje knygoje Europos šaknys ir mes lietuviai. Papasakokite daugiau, bet trumpai, apie Venesuelos politikos, ekonomikos ir kultūros savaitinį žurnalą Zeta, kurią vyriausia redaktorė dirbote jau nuo 83 metų, nes ten tikrai kritikuojate valdžios politiką ir esate, nepaisant to, labai mylimas skaitytojų. Tai yra politinis, ekonominis ir kultūrinis žurnalas, aukščiausio tiražo visam krašte, savaitinis. Ir aš ten dirbu nuo 83 metų, buvau įgaliota, reiškia, kaip vyriausia redaktorė, bet jau pilna vyriausia redaktorė nuo 85 metų iki dabar ir grįžusi toliau. Bus jau daug metų labai. Nu ir jau žmonės mane pažįsta ir vienas dalykas, žmonės manim pasitikė. Reiškia, yra tas, jeigu Jūratė parašė Zetoje, reiškia, esi ant tikrųjų. Ir kaip dabar važiavau į Lietuvą, turėjau televizijos programą ir sakiau, kaip tik tokiam ponui, kaip jūs dabar, sakiau, tu nepatikėsi, ko aš važiuoju. O jis man pasakė, Jūratė, tu gali sakyti, ką tu nori, mes visi tau tikim. Ar nemalonu?
Taip, pasitikėjimą įsiugdėte. Apdovanojimai svečioje šalyje, na tiksliau jau galima sakyti jūsų gimtinė Venezueloje ar Lietuvoje, kur yra svarbiau? Venezuela man ne gimtinė. Venezuela mane priėmė, aš labai lojali Venezuelai. Daugiau negu 60 metų turbūt ten? Nuo 50 metų. Šeima ten yra sukurta, vaikai ten gimė, bet kai man davė svarbiausią Venezuelos kultūrinį ordiną, žinot, ką aš pagalvojau? Prisiminiau dainą. Tik tai ne šiandien, tik tai ne šičia. O vakar universitete pagalvojau, šiandien ir šičia. Puiku. Ir paskutinis klausimas, kaip jums pavyko visą gyvenimą išlaikyti tokią puikią, gražią lietuvių kalbą? Man atrodo, čia valios įsitikinimo klausimas. Čia tik įsitikinimas. Galų gale aš nesikeičiu, aš ta pati. Ir aš nenoriu, kad mane kas nors keistų. Gal labai nemalonu visiems, bet ką aš padarysiu, aš tokia. Bet nieko daugiau prie to negalima pridėti. Puiku. Ir labai trumpai, pirmas darbas, ką nuveiksite grįžus atgal į Venezuelą? Pirmiausia, pažiūrėsiu, kas atsitiko su žurnalu per tą laiką. O daugiau tikrai visi klausinės, kaip man buvo Lietuvoje. Ir bus labai malonu tai papasakoti. Malonu jūs čia buvo pamatyti, iki kitų susitikimų Lietuvoje. Labai ačiū. Beje, priminsime žiūrovus, kad su ponia Jūratė galite susitikti jau šiandien 16 val. Lietuvos mokslų akademijoje, kurioje mes visi vartysime ir apžvelgsime ne tik jūsų darbus, bet ir naujausią veikalą Europos šaknis. Žiūrėkit, šitą knygą tikrai turės visus svarbiausius dalykus ir lietuviai jos skaitys anksčiau, negu kad yra rašoma ispanų ir prancūzų kalbose. Bus išleista 2 kalbom iš karto, o lietuviai pasiskubino ir jie pirmieji turės. Ačiū Jums dar kartelį, kad atvykot. Kaip sakot? Ačiū, kad atvykot. Ačiū Jums, kad priėmėt. Labai ačiū. Dėkui.